Labą dieną, mėly žiūrovai. Malonu sveikinti su jumis iš nuostabaus baldų salono Sofa Lova LT, kuris randasi pačiam Vilniaus centre Smetonos gatvėje numeris 2. Visada užeikite čia, pamatysite tai, ko tikrai nematėt. O šiandien pas mus svečiuose biomedicinos mokslų daktaras Rimas Jankūnas, kurį daugelis turbūt jau nekartą esate matę įvairiose kitose laidose. O šiandien mes su Rimu pabandysim pakalbėti kiek kitų kampų, negu jis visur buvo kalbintas. Rimai, mes taip senai pažįstami, todėl aš sakau tau tu, nors turbūt skambėtų labai dirbtinai, jeigu mes vienas kitą pradėtumėm jūs vadinti, ar ne? Na, televizijose laidose paprastai taip žmonės daro, skamba dirbtinai, bet jie stengiasi tą vis tiek dirbtinumą išlaikyti. Tai nori sakyti jūs vienas kitam? Nu tai kad pradėjai, tai kur dabar dėsies? Žiūrėk, Rimai, aš noriu papasakoti istoriją, kaip aš apie tave pirmą kartą sužinojau. Aš važiavau iš Kauno į Vilnių ir man paskambino mūsų geras bičiulis Vytautas Abraitis. Ir jisai man sako, tai buvo penktadienio popietė ir Vytas man sako, tu rytoj stebėk spaudą, nes pas Šimonytę yra ekspertų susirinkimas ir jį pakvietė tokį Rimą Jankūną. Ir Vytas sako, Rimas yra labai normalus žmogus ir tikrai bus triukšmo tame ekspertų susitikime. Ar tu prisimeni tą savo buvimą ekspertų komisijoje pas Šimonytę pandemijos metu? Prisimenu. Aišku, Šimonytės ten nebuvo, nežinau, žadėjo ar nežadėjo ten ateiti, bet iš tikrųjų pakvietė, ten buvo karantino grupės susirinkimas ir posėdis buvo apie kaukes lauke. Įsivaizduojate, kaukes lauke. Labai svarbus dalykas ir dabar yra žmonių, kurie lauke kaukes nešioja. Jie saugus, jie rūpinasi ir savimi, ir kitais. Ir aš po to supratau, kad tai buvo diena, nuo kada tu tapai žymus. Nes kitą dieną apie tą posėdį rašė visa žiniasklaida ir aš tikrai tada pirmą kartą išgirdau tavo vardą ir pamačiau tavo nuotrauką. Ką tu ten prikalbėjai, Rimai? Gintarai, aš nekaltas. Buvo taip, kad to posėdžio metu, iš tikrųjų, iš principo buvo normali kalba, ką aš ir parašiau Facebook'e sąžiningai. Tos kaukės lauke, visi racionaliai mąstantis žmonės pripažįsta, kad tai yra absoliuti kvailystė, niekuo nepateisinamas ankstesnės dar vyriausybės sprendimas, man nesuprantama ir tuometinis ministras irgi turėtų paaiškinti, kodėl tą nesąmonę padarė viešai, nes man daug žmonių sako, kad jis taip, čia viskas su juo gerai, bet tu žiūrėk, ką jis tada darė. Va šitą kvailystę kaukės lauke, manau, kad visi turi paaiškinti ir pasakyti, kas vis tik tuos sprendimus lėmė. Tai grįžtame dabar prie to posėdžio. Vyksta normaliai posėdis, atrodo, kad laivas plaukia teisinga kryptimi. Ir staiga išlenda toks ekspertas, Romanovskis, aš tada neviešinau savo pirmoje Facebook žinutėje, ir pradeda aiškinti, kad žinokit, kaukės lauke reikalingos. O aš naivuolis, dar tada galvoju verslas, vis tiek, jeigu ten yra verslo atstovas, tai ką jisai? Vis tiek svarbu su verslu dar derinti tas priemonės, kad nekenkti. Tai jisai po perkūnais pradeda aiškinti, tą, kur yra totalus, beviltiškas. Jo žinios apsiriboja tuo, ką girdėjo per LRT, Delfi ir panašiai, ir tai, aš praleisiu žodį dabar, kurį norėjau pasakyti, vadinasi ekspertas, atsiprašant. Gerai, baigėsi posėdis. Ką darysi, baigėsi, kai baigėsi, nežinau, kas iš to išeis. Naktį 3 valandą prabundu. Negaliu nerašyti. Parašiau. Tada ryte vienas nepažįstamas žmogus pradeda rašyti į Messengerį. Pasakykit man konfidencialiai, kas buvo tas žmogus, kuris tenai pradėjo prieštarauti, ten tą, aną.
Ir nežinau, kokiu būdu tas atsitiko, kad Gintarai pats pasidalinai mano tekstu. Nes aš draugų turėjau, sekėjų neturėjau, draugų turėjau, gal 100, nežinau, gal 2. Niekas būtų neišplitę, pats prisidėjai. Tyčia, netyčia. Tu buvai išduotas, Rimai. Aš nežinau. Išdavė Abraitis iš vakaro. Aš neturėjau tikslo slėptis. Aš manau, kad būtina buvo, kad išplistų, nes ko gero būtumėm dar pasivaikščioję su kaukė mėnesį kito, gal metus lauke. Neturiu nieko prieš, buvau išduotas, Abraitis daro, jisai žino, ką daro. Beje, apie Abraitį dar pasakysiu. Va to laiku griežčiausias karantinas skambina man Abraitis. Atvažiuok į pirtį, sako. Nu, Vytai, sakau, sugalvoju. Taigi tu žinai, karantinas, negalima, sakau, ką, sakau, aš sustabdys policija, ką sakysiu, važiuoju pas ginekologą, ne? Ne, sako Rimai. Tu, sako, taip nesakyk. Tu sakyk, važiuoju į mišką Kulautuvai pasivaikščioti. Sveikatai reikia, grynų orų pakvėpti. Čia Vyto stilius. Po to posėdžio, kuriame tu dalyvavai ir sugriovėjai visą logiką Romanovskio, kuris, tiems, kas nežino, pasakysim, buvo lobistas, verslo lobistas, ir dar nežinantiems priminsiu vieną epizodą, kuriame dalyvavo tuometinis ministras Aurelijus Veryga. Kada pandemijai prasidėjus, žmonės pradėjo grobti kaukės iš Kauno klinikų, Veryga atsistojo viešai ir pasakė, kad kaukės nuo pandemijos artėjančios, nuo to viruso pseudo, jos nesaugo. Po kelių dienų, kaip dabar pamenu, tai buvo balandžio 8 diena, kada Maksimos grupė į Lietuvą atsivežė kelis milijonus kaukių, sekantį penktadienį kaukės tapo privalomos. Tai va tokia buvo istorija kaukių. Ir tu buvai tas žmogus, kuris tą visą logiką ėmė ir sugriovė, ar ne? Nu, prisidėjau prie to, nes turbūt daug kas suprato, kad visą šitą absurdą. Kad tai yra absurdas, bet reikėjo, kad kažkam tas sujudintų. Ir galvoju, kiekvienas, kas buvo aukštesnėse pareigose, ir pats buvai, ir profesorius Veryga, ir aš taip pat, juk yra tokių sprendimų, kuriuos padarai tarsi pilkojoje zonoje. Nu, tas yra neišvengiamai, nes tave suvalgys. Ir yra sprendimų, kurie nėra pilnai geri, nėra pilnai blogi. Ir dabar tikrai lengva smerkti tuos sprendimus. Tačiau tas žmogus, kuris tai darė, tam, kad būtų sąžiningas, dabar pats laikas ateiti ir paaiškinti, nu, aš dariau, va kodėl. Sąžiningai pasakykim, kuris iš mūsų neklydo. Va čia tu labai gerą kampą užkabinai, todėl kad mes dažnai matom, kad valdininkai daro klaidas, kas yra normalu. Klaidų nedaro tik tie, kas neklysta. Bet kad valdininkas bet kokio rango ateitų ir pasakytų, taip, aš suklydau, tai buvo neteisingas sprendimas. Man tokie atvejai praktiškai nežinomi. Būtent ir natūraliai yra spaudimas. Ir kartais tie sprendimai daromi iš nežinojimo, kartais štai dėl tokių priežasčių. Kartais tiesiog sveri, po kelių metų viskas aišku. Tai dabar tie kritikai, kurie yra, nu jie patys tame kailyje nebuvo, jiems sunku tą įsivaizduoti. Bet sakau, iš Verygos pusės, nu labai reikia to paaiškinimo. Ir aš ir asmeniškai jo prašiau ir mano draugai vis sako, žiūrėk, va sako, tu Verygą gini. Vaitkus kaip užsipuolė, kai aš pasakiau, kad per paskutinius 10-15 metų Veryga buvo geriausias ministras. Taip, jisai buvo geriausias ministras per tą laiką. Sakau, ponas Vaitkau, tai atsakykit jūs man, kuris per paskutinius 10-15 metų buvo tame lygyje kaip Veryga? Atsakymo nėra. Kuris buvo geresnis? Nėra atsakymų. Galiu pasakyti, kad per 20 metų paskutinių aš gerbiu kaip specialistus, kaip profesionalus, kaip žmonės, kurie norėjo padaryti kažką gero, 2 ministrus, 2 profesorius. Padaiga ir Veryga. Rimai, aš tavęs noriu paklausti tokio netikėto klausimo. Koks tu buvai vaikas? Geras. Ta prasme, neišdykęs. Geras. Mokėsi 5? Taip, buvau pats geriausias mokinys. Kokioje mokykloje tu mokėsi? Kauno 12 vidurinės Slabotkėje, ne pačioj geriausiai mokykloje. Tai mes tuim kaimynai buvo. Beveik. Ir tavo mokyklos direktorius Kamaitis buvo. Taip. Nu, va, matai kaip, bet man čia naujiena, nes aš to tikrai nežinojau. Taip. Ir kaip tu sugalvojai
būti tuo, kuo dabar esi mokykloje būdamas? Nes tavo kelias profesinis, kaip suprantu, yra pakankamai tiesus vektorius. Na, kažkaip tiesiog atsitiktinumų matyt buvo. Kaip ten aš atsimenu, einu iš treniruotės kokioj 8-9 klasėje, krepšinio treniruotės, sporto mokykloje Miško gatvėje beje. Taip, žinau. Žino daugelis. Taip. Ir dabar tenai tebėra sporto Puškino mokykla. gatvė tuo metu. Puškino tvarkoj. Einame su draugu, vienu geriausių draugų iš tų krepšinio laikų, ne kaip mes ten žaidėm, bet vis tiek mus ten toleravo. Einame į autobusą, dabar tas draugas beje vienos iš ligoninių Lietuvoje direktorius. Sako, žiūrėk, čia yra Kauno medicinos institutas, jo sakau, Mickevičiaus gatvėje Kaune. Sako, aš čia einu į jaunąją medikų mokyklą, sako, ruošiuosi stoti, aš pakraitau pečiais, nei man rūpi, nei man ką nutik. Nu ir ką, ateina 11 klasė, aš mokausi geriausiai, visoje mokykloje iš to vyresnių klasių. Ko noriu, nežinau. Galvojau kažką apie sportą. Nu, akivaizdu, tada jau buvo akivaizdu, kad sportininkas iš manęs neišeina. Galbūt sporto žurnalistas, galbūt sporto medicina, bet sporto medicina Tartu, žurnalistika. Kažkas man tai pasakė, neprisimenu iš pažįstamų, kad žurnalistas yra vėjo pamušalas. Nu, dabar dar blogiau. Aš nesupratau, ką tai reiškia. Nu ir tai viskas ir eina laikas, jau 11 klasė, jau maždaug žiema, jau nauji metai, nu ką, pusę metų iki stojamųjų, aš nežinau, ką daryti. Mama ateina, sako, va tau aukštųjų mokyklų sąrašas, išsirink. Ką žinau, sakau, o kurios čia geriausias? Kuris to sunkiausiai tuo metu. Tai va, būtent. Gal medicina? Mama norėjo to. Nu tai va tokiu būdu atsirado medicinos instituto pasirinkimas ir ten buvo tokie pokalbiai. Tokie buvo pokalbiai, kaip tu esi motyvuotas tapti, koks čia tavo pašaukimas. Aš galvoju, tai gerai, egzaminus aš išlaikysiu, jeigu tenai, tada sklido kalbos apie korupciją, jeigu tos korupcijos nebūtų, tai man viskas aišku, kad aš tenai turėčiau labai sėkmingai praeiti, bet ten, kas ten žino, kaip ten buvo tada. Bet tas pokalbis, nu kokia mano motyvacija, galvoju, palyginti su tuo pačiu Darium, draugu mano iš krepšinio, vyksta pokalbis. Pokalbį vadovauja tuometinis šaunus dekanas profesorius Basevičius, paskui tapo mano bendradarbiu, katedros vedėjo, fainuolis tikrai. Ir ateinu, pirmas klausimas, komjaunimo komiteto atstovas, beje, dabar garsus chirurgas. Manau, kad anos pusės aktyvistas manęs klausė, kokios firmos jūsų džinsai? Ta prasme, tu nelojalus tarybiniai santvarkai. Neraseinių džinsus nešioji. Nu, tada buvo, kad jeigu tu su džinsais, tai tu nelojalus santvarkai. Nu, aš tiesiog apsirengiau normalus drabužius, atėjau. Aš taip susimėčiau, bet tada Basevičius kažką paklausė, ten kažkokį tokį klausimą, tokį neutralų ir taip viskas pasibaigė. Aš pavardės gal nesakysiu, jeigu smalsu, paskui pasakysiu. Tai va, to kuris čia komjaunimo aktyvistas buvo, aš įstojau tą institutą. Na ir taip jisai prasidėjo. Ar tu save vadini mokslininku dabar? Nes tu vis tiek esi biomedicinos mokslų daktaras. Man atrodo, kad per paskutinius kokius 10 gal metų aš pradėjau atsirinkti ir suprasti to prasme. Nes kuo toliau, tuo aiškiau, kad didžioji dalis to, ką vadiname mokslu, tai yra vadinamasis mokslas. Tai iš tikrųjų yra būdas užsidirbti kažkam pinigų, gauti projektus, kažką veikti neaišku kodėl. Tikrasis mokslas yra visai ne tai. Aš galvoju, iš tų žmonių, kur bendrauju, kur teko pažinti, be abejo yra tikrų idėjinių mokslininkų, kurie rašo tos projektus, gauna pinigus, kad tikrai, jie išsiaiškintų, ką sugalvojo, jie tuo gyvena
Jiems svarbiausia tai, bet tokie sudaro labai nedidelį procentą. Ir aš esu dėkingas Amerikai, kad finansavo Vuhano laboratoriją, kuri sukūrė ir paleido virusą, kurio dėka teko pažinti daugybę šaunių žmonių, tarp kurių yra Pietų Danijos universiteto mokslininkų grupė, kurie beveik 50 metų dirba vakcinacijos srityje, daro bandymo projektą Gvinėjoje Bisau, daro klinikinius tyrimus, skiepija vaikus. Ir 2022 metais buvau konferencijoje, bet jau iki tol daugiau kaip metus girdėjau apie juos, skaitinėjau. Čia galiu viešai dėkoti Miglei Helmersen ir Loretai Strom. Nežinau, kuriai labiau, nežinau, nuo kurios prasidėjo, bet tai jos sako, važiuok į tą konferenciją. Aš žiūrėjau, galvojau ir tai tikrai tai buvo konferencija, kuri neturiu jokios konferencijos galimybės šalia pastatyti šalia jos. Na ir kadangi tą pačią profesorę mes buvom pasikvietę į STI konferenciją, nuotoliniu būdu dalyvavo tų pačių metų anksčiau gerokai sausio mėnesį arba vasario. Tai aš jau buvau gerokai pasiruošęs, kas ten vyks, kodėl jie taip daro. Ir to viso renginio esmė buvo kalba apie vakcinų nespecifinį poveikį. Nes mes visi užaugome klausydami tų vadovėlinių dogmų, kad kiekviena vakcina sumažina mirčių skaičių tiek, kiek tas mirčių skaičius sudaro bendrame mirtingume. Ir man irgi nekildavo klausimų anksčiau. Matyt, vadovėlį rašo, mane mokė. Gerai. Atėjo Covidas ir žiūri, kad neišeina taip. Tai kaip dabar, jeigu Covid vakcinos, kokios ten mRNR, taip vadinamos vakcinos, ir sumažėja kažkiek tai, o bendras mirčių skaičius klinikinių tyrimų duomenimis, tiesa, statistiškai nereikšmingai, bet padidėja. Tai pala. Aiškus įrodymas, kaip čia yra. Ir tada pradėjau klausyti tų mokslininkų pokalbių, skaityti jų publikacijas apie klinikinius tyrimus. Kaip aš sakiau, kaip mus netyčia vedžioja už nosies. Sakykime, vaistai dažnai gali būti registruojami remiantis klinikinių tyrimų publikacijomis. Tvarkoj? Tvarkoj. Sakykime, dabar jūs atlikote kažkiek kiti tenai klinikinių tyrimų, 3 rezultatai palankus, su džiaugsmu išpublikavot, ne? Kiti 10 tyrėjų gavo nepalankius rezultatus. Jie nori juos publikuoti labai? Ne. Kompanijos nori? Ne. Ne. Žurnalai nori ima? Ne. Žurnalai ima tai už ką jiems moka. Jo, bet ta prasme atradimo nėra. Nieko gero tu nenustatei. Taip pat atsakymas yra, iš principo galėtų būti ir paimtų, bet dažniausiai atsakymas yra neigiamas. Ir tada realus rezultatas yra 10,3, o mūsų matomas yra 0,3. Taip. 1,3. Taip. Tai mes, Rimai, tą labai aiškiai matėm per pandemiją. Kada ypač aš per pandemiją pradėjau ieškoti daug informacijos ir mes tavim dažnai bendraudom apie tai, ar tai šaltinis patikimas, ar nepatikimas, ar galima šitą viešinti padarius vertimą. Ir aš tada pats pamačiau, kad yra labai daug informacijos ir kitokios negu oficiali, bet nėra kanalų, per kurį jinai būtų paskleista. Ir tu tą darėjai, ir aš tą dariau, ir dar daug žmonių tą darė. Ir aš šitam kontekste noriu tavęs, Rimai, paklausti. Tokie kaip aš sąmokslo teoretikai ir į mane panašus, jie sako, kad mRNR vakcinos tai yra genų inžinerija. O ne tai, ką mes esame įpratę, kad mums vaikystėje ten, visokias vakcinas leido, kad ten yra maža dalis to lygos lygos sukėlėjo, kuris tau suformuoja imunitetą, ar ne, imuninį atsaką. Kas yra tos mRNA vakcinos, mRNR? Tu įsivaizduok, kad aš esu, tarkim, 7 klasės mokinys, tu man paaiškink suprantamai. Bet tai čia net ne sąmokslo teorija. Aš stebiuosi, kad
net profesoriai, kai kurie atrodo paprasčiausias dalykas, elementarus, bandai sakyti, nesupranta to, nors skaitosi ekspertai. Projektus daro su COVID susijusius. Iš tikrųjų, jeigu paimsime senus žodynus, senus vadovėlius, tas, ką sakai, nepapuola į vakcinos savoką. Kas yra vakcina? Pradinė vakcina. Iš kur vakcina? Vaka, karvė. Reiškia, kas ten buvo? Karvės raupų virusas, berods, jeigu gerai atsimenu, kuris sukeldavo lengvesnius raupus, gyvas, kaip ten bebūtų, gyvas ligos sukėlėjas, silpnesnis, sukelia tą imuninį atsaką, organizmą ištreniruoja apsiginti nuo jau stipresnio sukėlėjo. Pati pradžia. Paskui atsirado tos technologijos, kurios leidžia sukurti susilpnintą virusą jau. Paskui atsirado negyvos arba inaktyvuotos, užmušti virusai. Dar atsirado viruso sukėlėjų komponentai. Gali būti nebūtinai užmušti virusai, gali būti užmuštos bakterijos. Ir sukėlėjų komponentai, reiškia kažkurie antigenai, kurie aktualūs imuniniam atsakui. Na ir yra tos vakcinų rūšys tokiu būdu. Bet kas yra tarp jų bendra? Visos jos stimuliuoja organizmą, kad reaguotų sukurdamos imuninį atsaką. Kas yra mRNA? Tai yra genetinis kodas nanodalelėse. Lipidinėse nanodalelėse. Kodėl lipidinėse nanodalelėse? Todėl, kad tos lipidinės nanodalelės eina į visas ląsteles. Ląstelių membranos yra riebalinės. Reiškia, 7 klasė. O kas yra ląstelės, jau žino 7 klasėje. Tai tvarkoj. O kad ląstelėse yra genetinė medžiaga, žino. Žino, bet kas yra nanolipidai, nežino. Tai tvarkoj. Tai riebalai, labai mažiukai, kurių dėka tas, kas juose yra, patenka į ląsteles. Ir ten tas, kas patenka, yra ta genetinė medžiaga. Ir pagal tą medžiagą, kas tenai patenka, gaminamas baltymas, kuris ir nulemia apsaugą nuo viruso. Tai organizmo imuninė sistema, čia jos reakcijos nėra. Praranda prasmę. Ta prasme, čia nėra imuninė reakcija, čia yra imuninės reakcijos pati pabaiga. Ta prasme, jeigu mes spiriam kamuolį į sieną, tai kodėl atšoka nuo sienos? Todėl, kad mes paspyrėm stipriai. Čia tarsi kamuolys atskrenda atgal, bet ne dėl to, kad mes pataikėm į sieną, jis tiesiog iš sienos išmetamas. Tai susitarimo dalykas, kaip mes tą vadinsim. Tai vat aš noriu kaip tik šitoje vietoje ir paklausti, tai kodėl tas darinys vadinamas vakcina? Todėl, kad jis yra suleidžiamas į organizmą? Gintarai, susitarimo dalykas, kiekviena sąvoka yra susitarimo dalykas. Tai gerai, bet tai kodėl jo nevadina, pavyzdžiui, piliulė? Ne, piliulė yra farmacinė forma. Nu, tai o Piliulė vakcina? nepavadinsi. Vakcina yra tam tikra vaistų rūšis. Tiesiog ta sąvoka buvo smarkiai išplėsta. Aš manau, kad neišvengiamai prisidėjo komerciniai tikslai. Nes jeigu pasakysi genetinis preparatas, tai vargu ar pasieksi tokį vakcinacijos procentą. Kokį reikėjo pasiekti? Bet Kur net mūsų prezidentas sakė, kad 70% turi būti pasiekta? Bet aš galvoju, čia dabar pasakyti mandagiau. O tu nerink Rimai žodžių, tu sakyk taip, kaip yra. Paskui svarstys kokia etikos komisija. Gal aš pasakysiu praleidęs tą vieną sakinį emocingą. Jau žinom, kad vakcina. Nuo tos pačios Loretos, čia geruoju minėtos, gaunu periodiškai kritikos, kad aš COVID vakcinas vadinu veksinomis. Sako, tu parodai savo požiūrį. Sako, Loreta, betgi atskirkime. Vakcinos yra tas, ką aš aiškinau čia prieš 5 minutės, o veksinos yra kažkas panašaus,
kur turime tik imuninio atsako galutinę dalį, kur tas imuninis atsakas neišeina, nes nėra to antigenui, kurį turėtų reaguoti. Mes turim vakciną, kuri nėra vakcina. Nes kiek aš žinau, kadangi aš tikrai daug domėjausi, tai sukurt vakcinai reikia labai ilgo laiko tarpo, ar ne? Bet kuriam vaistui reikia labai ilgo laiko tarpo. Taip, šitas produktas buvo sukurtas per 9 mėnesius. Mano klausimas būtų toks. Ar tai nėra išbaigtas produktas ir tai yra tik tai farmacijos kompanijų verslo projektas? Ar, kaip sako sąmokslo teorija, kuriant šitą virusą Vuhano laboratorijoje, lygiagrečiai buvo kuriamas šitas projektas, kuris atseit turėjo būti kaip vakcina nuo viruso ir kuris atnešė milijardus farmacijos kompanijų. Gal nuo antros pusės pradėti. Aš antrą pusę būčiau anksčiau puolęs neigti, bet turbūt teko girdėti pernai gegužį Europarlamente tokio amerikiečių patento tyrėjo Martin kalbą, kuri sukėlė pasaulyje šoką. Tik ne pas mus, nes pas mus apie tą kalbą niekas nežinojo. Kad 2019 metų balandžio mėnesį Moderna patentavo vakciną tam atveju, jeigu kvėpavimo takų patogenas būtų tyčia arba atsitiktinai paleistas iš laboratorijos. Tai mes turim pažymėti, kad 2019 metai tai buvo lygiai metai iki pandemijos. Taip. Ir pusę metų iki viruso ištrūkimo. Taip. Nes tas įvyko 19 rudens pradžioje. Pabaigoje kažkur, 19 gale. Rugsėjis, spalį, kažkada ten tiksliai nepasakysim. Bet kažkada ten, taip. Iki mūsų ta banga dėjo 20 metų kovo mėnesį. Nebūčiau tuo tikras dabar. Mes sužinojome apie tai. Kovo, man atrodo, ar 16, ar 17, ar 18 buvo uždarytas pirmas uždarimas. Tas tai tiesa, bet nuo kada tas virusas pas mus cirkuliavo, aš apie tai sakau, kad nebūčiau tuo tikras. Aš prisimenu, pirmą ligonę buvo moteris Šiauliuose, nuo kurios prasidėjo panikos kėlimas. Jos likimas toliau yra nežinomas, nes vakcinos atsirado dar po gero pusmečio nuo tada, bet isterija prasidėjo būtent kovo mėnesį. O taip. Tai dabar mes vis dėlto turbūt sutinkam, kad negalim atmest galimybės, kad taip vadinama vakcina arba genų inžinerijos produktas buvo sukurtas lygiagrečiai su virusu. Tikrai negalima to atmesti. Tai va šitoj vietoje ir padėkim tašką šitoj temai. Kaip buvo aiškinamas toks greitas sukūrimas? Kadangi čia mRNA technologija, tai iš tikrųjų gana greitai gali padaryti reikiamą seką. Ta prasme, tas farmacinis kūrimas iš tikrųjų yra greitas, gerokai greitesnis negu prie visų vaistų. Standartinio. Nes tai yra nauja technologija, iki tol jokiame vaiste rinkoje nenaudota. Su tokia Gerliakienė teko ginčyti, kaip jis po pirmosios tai konferencijos eteryje paaiškėjo, kad jinai nieko šneka, jinai kažką girdėjo Striogos paskaitoj, paskui sakė, susimaišiau. Tai va. Tai farmacinė dalis greitai, bet pala. O bandymai? Būtent, o tyrimai su žmonėmis, klinikiniai tyrimai, kur yra ilgiausia, brangiausia, svarbiausia dalis. Tu nesutrumpinsi, nesužinosi ilgalaikio poveikio per 2 mėnesius. Jiegi užregistravo po 2 mėnesių tyrimų, remdamasi kuo? Trumpalaikę apsaugą nuo simptominės ligos. Kas yra simptominė liga? Teigiamas testas ir koks nors simptomas, pavyzdžiui, gerklės skausmas. Man neįdomu. Koks man skirtumas? Gerklės skauda, o testas man išvis. Aš niekada nesidomėjau tais testo rezultatais. Koks skirtumas? Tai braukiant brūkšnį šitoj temoj, mes galim pasakyti, kad tai buvo pasaulinio lygio afera. Aš taip manau. Bet aš tą supratau tikrai ne pirmais metais.
Ir manau, kad gerai, kad supratau vėliau, kai kūrėsi STI, manau, kad dar to nebuvau supratęs, nes tiek supratęs aš matyt būčiau per daug pasakęs ir būtumėm žymiai stipriau blokuojami. Kažkas sako, kad kažkur gal per švelniai kalbėjom. Taip, buvo tokių pastabų. Manau, kad tai yra gerai, atsižvelgiant tiek į turėtą žinių lygį, tiek į tai, kad geriau kalbėti švelniau ir kad tave girdėtų, jau kalbėti labai radikaliai ir pilną tiesą, bet kalbėtis dviese ir niekam negirdint. Mes dabar aptariam, kad šita vakcina yra neišbandyta, kad tai nėra vakcina visų pirma, ar ne? Nu, kokia vakcinos savoka? Nu, tai tu sakei, kad neišplėsta dabar labai ta savoka. Pagal senąją savoką tai nebūtų vakcina, pagal dabartinę tai būtų. Čia savokos sutarimas, čia vakcina, ne vakcina. Žinai, man teko laimė susirašinėti Messengeryje su nesenai mus palikusiu profesorium Vytautu Vaičiuvėnu. Ir jisai man, nežinau, kiek kartų aš turiu visas tas žinutės, kuris mes susirašinėjom. Jis man daugybę kartų sakė, kad tai nėra jokia vakcina. Tai aš manau, kad šitas žmogus šviesios atminties tikrai yra didžiulis autoritetas, kaip suprantu, medicinos mokslininkų tarpe, bent jau buvo, ar ne? Ir aš linkęs tikėti tuo, ką jisai sako. Mes galim plėstos, žinai, pavadinimus, apibrėžimus. Bet iš principo, aš nesiginčiu. Taip, tiesiog, tai aš tiesiog norėjau pasiremti, žinai, sakykime, neginčiamų autoritetų. Bet tai yra natūralus procesas, kad ir savokos keičiasi ir kartais tai vyksta pagrįstai. Ir iš jo pozicijų žiūrint, tai akivaizdu, kad jisai teisus, bet mokslui vystantis kartais pagrįstai tos savokos plečiamos. Tai aš manau, kad to neturėjo būti padaryta, neturėjo šitas daiktas būti pavadintas vakcina. Suprantu. O dabar kas toliau? Šitas marmalas, kaip jį vadina sąmokslo teoretikai, yra suleistas į žmogų. Ką jisai padaro ir kuo tai gresia tam, kuris jau įnešioja? O dabar aš pasigirsiu. Jeigu pasižiūrėsite pirmą STI konferenciją, pačią pirmą, vykusią ten prie Trakų, tai mano pranešimo pabaigoje apie 38 maždaug minutę aš sakau, bet pažiūrėkite, o kaip keičiasi vėžio rizika, kaip keičiasi širdies ir kraujagyslių ligų rizika, kaip keičiasi autoimuninių ligų rizika. Visa tai netirta. Visam tam reikalingi ilgalaikiai tyrimai. Aš sakau, nežinau. Ar gali būti tokioje situacijoje ramu, kai tai yra visai nauja technologija? Aš nieko nesakau, aš sakau, nežinau. Ir dabar vis daugiau mokslininkų sako, kad autoimuninių ligų rizika padidėja, akivaizdu dabar jau tai. Tai statistika tą rodo. Taip, miokarditas, širdies raumens uždegimas, jis yra autoimuninis, perikarditas irgi, matyt, kad nervų sistemos pažeidimai irgi yra autoimuniniai, viskas aišku su šito. Vėžio rizika. Galbūt visokių abejonių yra, bet turbūt atsitiktinis sutapimas, kad Pfizer dabar planuoja labai daug uždirbti iš priešvėžinių vaistų, kiek niekada neuždirbo. Vėl vakcinos. Beje, aš tai girdėjau, kad tai bus vakcinos vėl forma šitas vaistas pristatytas visuomeniai ir tavo minėtas mano geras bičiulis Žilvinas Padaiga man tai, kad bus vakcinos nuo vėžio, sakiau prieš gerus 3 metus. Tai dėl vakcinų nuo vėžio, tai klinikiniuose tyrimuose jos gerokai seniau, iš tikrųjų tie mRNA preparatai nuo vėžio yra tyriami. Ir kokia yra idėja? Kad ta mRNA patektų į piktybinės ląsteles, pradėtų gaminti kažkokį baltymą, o paskui vaistas ar organizmas atpažintų tas ląsteles ir jas sunaikintų. Bet tai kokia yra idėja? Sunaikinti ląsteles. Tai šitos vadinamosios vakcinos, jos taip ir veikia. Tos ląstelės pradeda gaminti tą S baltymą ir yra sunaikinamos. Kokios ląstelės tą gamins?
kuo skiriasi nuo įprastų vakcinų? Nuo sukėlėjo, tuo, kad jos patenka, pavyzdžiui, kvėpavimo takus ir sutinka natūraliai imuninę sistemą, tos ląstelės žūva, jos tam ir skirtos, paskui pagaminamos naujos. Čia tą antigeną galima gaminti. Kraujagyslių vidinio dangalo ląstelės, va jums uždegimas. 7 klasė, primenu. Kraujagyslių vidinis dangalas. Nesakau endotelis. Uždegimas sakau. Gerai nesakau trombozė, sakau krešulys. Užsikimšimas kraujo. Kas ir vyksta. Kas ir vyksta. Tai ar galima susijęti vakcinų naudojimą su statistiškai staigiai išaugusių mirčių skaičių, ypač jaunesnių žmonių tarpe, nuo širdies ir kraujagyslių ligų? Aš manau, kad tiesioginės absoliučios išvados iš to neturėtų būti daromos, bet tai turėtų būti rimtas įtarimas ir tam būtini atsitiktinių imčių, kontroliuojami, dvigubai akli, perspektyviniai. Nu čia jau ne 7 klasė, kiekvieną žodį galiu paaiškinti. Tai yra aukščiausio įrodymų patikimumo lygio klinikiniai tyrimai. Jie į tai atsakytų, aš atsakymą spėju, bet vien iš to... Ar yra tikimybė, kad kas nors tokius tyrimus atliks, žinant farmacijos kompanijų finansinę įtaką šių dienų mokslui? Tai dauguma tyrimų pačių farmacijos kompanijų ir finansuojami, tai nemanau, kad kas nors labai norėtų į tai investuoti, to labiau, kad jie patys iš tų vakcinų vadinamų klinikiniai tyrimai, jie tą būtų ir parodę, jeigu nebūtų po nepilno pusmečio paskiepyta kontrolinė grupė. Kai tas buvo padaryta, tai mano išvada buvo aiški, šitų produktų vartoti negalima. Teko ten kalbėti su tokia, gal teko girdėti Sejonienė. Taip, kuris sakė, kad imuniteto negalima vystyti. Šitą puikiai prisimenu, šiandien šitą namuose prisiminiau. Juokiausi, peržiūrėjau iš naujo tą vietą, aš tikrai juokiausi. Žmogus su medicininiu išsilavinimu, nesvarbu, kad ne radiologija yra, ar ne, vis tiek tai yra medicininis išsilavinimas. Jinai aiškina, kad imuniteto natūraliais būdais negalima stiprinti. Ir dar jinai, kai aš paklausiau, kas bus, jeigu nors vienas vaikas nuo tos vakcinos numirs, ką jis atsakė, prisimeni, kai jinai atsakė? Sakė, tai turi įsijungti žalos atlyginimo įstatymas. Taip, tai čia buvo dugnas. Tuo metu atrodė, kad tai yra dugnas, po to buvo daug kitų dalykų. Laukiam duomenų. Bet kai paaiškėjo, kad jų nebus, nes jie neįdomus, tai jeigu jie neįdomus, tai tada aš pasidariau savo išvadas. Jie netiko į pagrindinę liniją. Na gerai. Vadinkim daiktus savo vardais. Ta prasme, jie dar nebuvo tokie. Iš to, kas yra išvadų, nebuvo galima daryti. Ten mirčių vienodai, aplamai, vakcinos ir nevakcinos grupiai. Kas toliau bus, mes nežinom. Bet jie nusprendė, kad geriau nežinoti, nes turbūt pasibaigtų jų verslas. Drįstų spėlioti, tai... Žinai, įvertinant visą informaciją, kurią mes turim šiandien, praėjus daugiau negu 4 metam, mes galim daryti tokias išvadas. Kas nors Strioga. Pas jį yra ir plius ir minusų, tiesą sakant, bet sako, kai yra tokia gera vakcina, tai neetiška palikti tuos žmonės be vakcinos. Tai mes daug tokių prisiklausėm, žinai. Vakcinuotis, nevakcinuoti turi tam, kad susivakcinavę nesijaustų kvailiais. Čia mūsų premjero žodžiai Šimonytės. Pameni šitą tekstą jau? Tai jinai... Tai čia, žinai, čia galima daug atras dalykų. Jinai nenorėjo jaustis kvailę. Nutilėkim šitą. Rimai, noriu tavęs paklausti kito dalyko. Tu tapai dar labiau garsus, kai tave, nežinau, išrinko ar paskyrė sveikatos teisės tokio įkurto struktūrinio padalinio, struktūrinio vieneto vadovų. Tai tiems, kas nežino, aš galiu paaiškinti, kad sveikatos teisės institutas buvo sukurtas suėjus į krūvą daugeliu rimtų mokslininkų, iš tikrųjų rimtų, ne tokių kaip ten duomenų mokslininkai Zemlys Balevičius ar tas pats Strioga, kuris turi ir gerų ir blogų dalykų. Ne, bet rimtai aš sakau, Strioga tai turi aš tą patį sakau. Skirtingai negu visa ekspertų taryba, kur dauguma ten yra nuliai. Vieni minusai. Strioga ne, Strioga turi... Taip. Tai ir šita grupė mokslininkų susirinko į krūvą tam, kad pateikti kitą nuomonę apie pandemiją, apie vakciną ir aplamai apie pandemijos valdymą.
Kaip pasikeitė tavo gyvenimas tapus Sveikatos teisės instituto vadovu ir pasipylus tam purvo srautui užsakytam, kadangi jūs stovėjot kitoj pusėj negu pagrindinė linija, už kurią buvo mokama už viešinimą, už sklaidą iš tų pačių farmacijos kompanijų. Tai čia mes puikiai dabar jau šiandien tą galim patvirtinti. Na, aišku, tas purvos srautas nemalonus, pradžioj ten susinervindavai, reaguodavai, o paskui, nepakeisi tų žmonių, tuo labiau, kad daugelis jų yra iš viso ne žmonės, o tik profiliai, nes po šlykščiausių komentarų pasižiūri, o ten yra viena nuotrauka arba dvi, dažnai jinai kažkokio gyvūno arba gėlės, pažįstamas gydytojai iš Londono, iš Anglijos ar dar kažkokia, tai kas tai yra, tai arba dažniausiai, aš sakau, arba Žukausko, arba Vaitkaus troliai, nes iš tų dviejų sričių tas mėšlas visas eina. Tai kažkaip į tą nustoji reaguoti, nors pradžioje tai buvo skausminga, bet kažkiek dar atsirado spaudimo darbe, bet savo universiteto garbei galiu pasakyti, kad jie tą balansavo, nors jie akivaizdžiai nepritarė tam, ką darau, bet gerbdami akademinę laisvę suprato, kad tai žmogus yra laisvas galvoti, kaip jam atrodo ir savo nuomonę reikšti, tai nieko ypatingo ten neįvyko. O pozityvas yra tas, kad sakyčiau, kad pažinau Lietuvos ir ne tik Lietuvos medikų žiedą. Aišku, ne visus geriausius, o tik tai tuos, kurie drįso kalbėti, nemažai tų gerųjų ir dabar yra pasislėpę, galvodami labai panašiai ir išmanydami galbūt kai kurie netgi daugiau, jie arba iš viso nesimato, arba matosi labai ribotam ratui, gal kažką žinau, kokią vieną, kitą, trečią pavardę, kurios niekam nesakau, nes jie nenori būti paviešinti, bet tai davė neįtikėtinus dalykus. Aš galvoju, jeigu dabar kas nors pasiūlytų, kad nebūtų buvę viso to covido, nebūtų buvę viso to psichologinio spaudimo ir kartu prarandu visus draugus, kuriuos įgijau. Aš jokių būdų nesutikčiau. Jeigu būna, nedarau to keitimo. Man palikit tuos draugus. Aš galvoju, net toks palyginimas, čia kalbuosi su viena tokia kolegė šaunė. Sakau, o tu pastebėjai, tie, kurie norėjo pinigų, jie pasidarė iš covido pinigų, o mes gavom draugų. Ateitis parodys, kas geriau. Kas ko norėjo, kas ko vertas, tas to ir gavo. Bet tada man kitas klausimas kyla. Juk kiekvienas medikas duoda Hipokrato priesaiką, ar ne? Kaip suderint Hipokrato priesaiką su tuo, ką kai kurie medikai darė šitos pseudopandemijos metu? Kas tai yra? Tai yra moralė? Ar tai yra baimė? Kas tai yra? Kaip tu tą įvardintum? Nes tu vis tiek esi tos bendruomenės atstovas. Drįstu sakyti, kad didelė dalis tiesiog nesuprato. Didelė dalis tikrai tiesiog nesuprato. Rimai, atsiprašau, aš esu diletantas tikrai, nors ir moku savo, pavyzdžiui, injekciją pasidaryti, bet aš supratau, kaip gali žmogus, tai nesuprato ko. Kas tai yra? Nesuprato viruso pavojingumo, nesugebėjo įvertinti, tos vadinamos vakcinos nesuprato, nuoširdžiai nesuprato, nes jų supratimas to neleidžia suprasti. Čia gintarai ne tai. Diletantas, ne diletantas, bet yra tiesiog dalykai, tai nežinios. Tu to neišmoksi. Turiu vieną draugą. Sakau, tu skiepijaisi, nes aš tikrai nežinau, man smalsu buvo. Sako, ne. O žmogus paprastas, jisai sakinio be klaidų neparašo. O sakau, kodėl tu nesiskiepijai? Sako, aš persirgau. O čia šitie žmonės su visais mokslais, moksliniais laipsniais, rimtų veidų tikina. Aiškina apie kažkokį hibridinį imunitetą, kuo daugiau kompensuosime ten antikūnų nepilnavertiškumą jų skaičiumi. Kokius vėjus jūs šnekate?
pirmą jūs įrodykite klinikiniais tyrimais naudą ir ne antikūnų skaičiumi, o kaip keičiasi tikimybė susirgti sunkia liga, numirti, tada kalbėsime. Paprastas žmogus, tai dėl to ir sakau, nuoširdžiai sakau, kad daugelis to nesuprato. Jeigu gydytojai bijojo eiti į darbą, ėmė nedarbingumo lapelius tam, kad nesusirgtų ir nenumirtų. Ir čia aš sakau, iš iš pačias aukščiausias pareigas užėmusių tuo metu pareigų žmonių tą girdėjau. Ir ne iš vieno, ir ne iš dviejų, ir ne iš trijų. Jie man taip sakė. Jie nemelavo. Jeigu vieno eksperto, žmona, skubėjo kaip ten per protekcijas gauti vakciną. Dėl kurios paskui ekspertas turėjo problemų. Tai ar neužtenka, ar neįrodžiau, Gintarai? Nes šeimos gydytojas patapo ekspertu, ar ne? Čia mes apie tą patį turbūt kalbam. tą patį, bet jeigu būtų visi tokie kaip jis, tai būtų visai pusė bėdos. Sakai. Taip, esu tuo tikras, nes vis tiek tai žmogus su tolerancija, su mąstymu, na gerai, jisai padarė klaidų, jisai nežinojo, bet pamatė, kad prišnekėjo nesąmonių, pasitraukė. Nu tai nėra, tai ne Zemlys Balevičius, kuris yra, nėra kas jo šnekėtis. Nėra apie ką tikrai. O su anuo, kuriuo kalbėjom, neįvardėjom, bet yra pakankamai normalus žmogus ir jeigu būtų visi tokie kaip jie, jisai būtų ir leidęsis į diskusijas. Tai būtumėm visi susiskiepę, Rimai, jeigu būtų visi tokie kaip jis. Čia mano nuomonė. Ne, aš apie tą jų ekspertų tarybą. Nes aš paskui su juo buvau neformaliai susitikęs, sako, siūliau aš, kad tave įtrauktų, pasiginčiję būtumėm. Aišku, kad dėl vakcinų mes likome savo nuomonės, Bet matai, Rimai, kas yra įdomu baigiant šitą temą, kad visi šitie ekspertai, jie dingo kartu su COVID-u. Nėra nei šito mūsų minimo Kasiulevičiaus, Čaplinskas dar politikoje kažkiek pasimakalavo, ne? Strioga irgi dingęs iš horizonto, apie Zemlį Balevičių, tai kalbėti nėra ką, ten visiškas fake mokslininkas. Taip kad, baigėsi pandemija, baigėsi ekspertai. Rimai, noriu tau dar vieną temą tokią pasiūlyti, kurią į vieną žodį įkelčiau. Grasalva. Aš tą temą buvau pamiršęs. 7 klasė, primenu. Neišeis. Tada 9 klasė. Klasės numeris nepraeis. Aš tą temą buvau visai pamiršęs. Tame klausime, kuriame viską įrodžiau, kur pilnai laimėjau, kur šita nesąžininga farmacijos kompanija atsiėmė visus ieškinius, po to, kai Lietuva pralaimėjo bylą prieš Europos komisiją. Čia man dar iš vieno iš kandidatų į prezidentus kyla kažkokios pretenzijos. Rimai, aš atsiprašau, čia turbūt reikėtų įvesti žiūrovus į kontekstą. Tu buvai valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovas ir pavaduotojas, taip, ar ne? Įvairiais laikotarpiais. Taip. Ir jūs, jeigu taip galima sakyti, užšachavot vieną vaistą. Taip. Ir farmacijos kompanijos padarė tokį didelį spaudimą, kad tave 2 kartus, kiek žinau, atleido iš pareigų, taip? Taip. Ir tu laimėjai visas bylas ir mes, mokesčių mokėtojai, sumokėjom tau kompensaciją į turbūt bendram terminė netoli už 2 metus atlyginimo, ne? Taip, tai pirmą bylą laimėjau, antroje iš dalies, sakyčiau. Nes pirmą kartą grįžau į darbą, antrą kartą negrąžino. Tai iš tiesų, tai buvo biotechnologinis vaistas ir ko mums reikia, kad ir panašus į kitą. Ko mums reikia, kad įrodytumėm, kad vienas vaistas, naujas vaistas, kažkoks panašus, veikia taip pat kaip panašiai kaip žinomas. Mums reikia įrodyti, kad ta pati molekulė, ta pati cheminė struktūra ir ta pati koncentracija. Paprasta, ar ne? Tuo pagristas visų generinių, tų vadinamų vaistų. Veiklioji medžiaga, ar ne? Veiklioji medžiaga, ta pati koncentracija, ta pati, kas ten skirtis. Bet yra biotechnologiniai. Sudėtingos molekulės, kurios gali skirtingai išsidėstyti erdvėje ir skirtingai elgtis, nes baltymai, kurio čia klasė aiškina, kad yra pirminė struktūra, antrinė, tretinė, ketvirtinė, sakiau, kad 7 klasė nepraeis. Tai va,
Tai mes pirminę struktūrą žinom, jinai kaip ir vienoda, bet toliau jos gali skirtis priklausomai nuo žaliavos ir gamybos ypatybių. Nu, toks mistika neskamba. Ką tai galėtų reikšti? Na, bet kadangi tokie buvo reikalavimai priimti tiem biotechnologiniams vaistams, o ta Grasalva tų tyrimų neturėjo, tai akivaizdu, kad pozicija tokia ir buvo. Bet aš dabar į dabartį perkelsiu, nes man pačiam tokių ryškių pavyzdžių nebuvo. Nu, aš tuo metu buvau didžiulis ES entuziastas ir dabar sakau, kad ES įtaka farmacijos teisei Lietuvoje buvo milžiniška ir ypatingai gera, nes nebuvo kito varianto sutvarkyti be ES teisino pagalbos. Didžiulis geras dalykas tai buvo, aš pats entuziastingai labai daug prisidėjau ir sakyčiau, kad daugiausiai už bet ką padariau, kad Europos teisinas būtų įkeltas į Lietuvos teisę. Aišku, tame yra problemų ir tos problemos nesumažėjo, padidėjo, man pačiam daug kas dabar nepatinka, bet tuo metu tai buvo astronominis žingsnis į priekį. Tai dabar grįžtame prie šių laikų, prie tos mRNR vakcinos, ne vakcinos. Technologijos. Ar teko girdėti, kad prieš keletą mėnesių, aišku, Gintarui teko girdėti, paaiškėjo, kad tas preparatas, kurio žmonės buvo skiepijami, yra ne tas, kuris buvo klinikiniuose tyrimuose. Teko. Ką? Ir aš tą išgirdau iš savo mėgstamiausių danų, kad nors jais tikiu lygiai 100%, bet vis tiek aš negaliu tokio dalyko sakyti viešai, nesuradęs mokslinių straipsnių. Suradau. Teisybė. Procesas numeris 1, procesas numeris 2. Kadangi procesas numeris 1, jo pajėgumai yra riboti, gali pagaminti ribotą kiekį, neužteks, o nori visam pasauliui, reiškia, reikėjo pradėti gaminti kitaip. Supaprastinus procesą, ne? Supaprastinus procesą, sakykim taip, tai jeigu detalės, manau, kad 7 klasėje jos tikrai neįdomios, užtenka, kad pasakyti kitaip, kitų būdų, kita gamybos technologija, kitas užterštumas, pasirodo, kad ten ir DNR atsirado to RNR preparato sudėtyje, su iš to išplaukiančiam problemom. Paaiškėjo, kad tos serijos yra nevienodos, vienos dažniau sukelia nepageidavimų reakcijų, kitos rečiau. Va jums iliustracija grįžtant prie Grasalvos. Va ką reiškia pakeisti gamybos technologiją. Aš nesakau, kad ten gamybos technologija kita, aš to nežinau. Aš sakau, kad tiesiog tam, kad įrodytum panašumą, neužtenka tyrimų vien koncentracijos ir tos pačios molekulės. Tų tyrimų nebuvo, todėl mūsų pozicija buvo tokia. Ir aš tada, tiesą sakant, neturėjau jokių minčių apie kažkokias farmacijos konkurencijas, kad kažkas čia kovoja, užsidėjęs savo rožinius akinius, galvojau, kad čia viskas tvarkoja, ta ministerija skaidri švari ir mūsų žiniasklaida padori. Nu ir tada aš su visu tuo susipažinau. Ir tu nesupratai, Rimai, tuo metu, kad čia už tave stovi farmacinės kompanijos? Ta prasme, už mane stovi. Kaip čia pasakyti, tu nepatogus farmacinėms kompanijoms. Nes aš dirbdamas vyriausybėje, Rimai, mačiau labai gerą pavyzdį, kai vieną mano kolegą ministrą, kuris norėjo pajudinti kompensuojamų vaistų sąrašą, labai greitai patraukė iš pareigų. Supratau. Na kaip? Aš negalvoju, kad aš visom farmacinės kompanijos buvau labai trukdantis, nes vis tiek, sakyčiau, yra kultūringų kompanijų, kurios nori tvarkos, kurios nenori šiukšlyno, kad būtų aiškus reikalavimai ir visiems vienodi. Tai tikrai nemanau, kad tos kompanijos buvo priešiškos, manau, kad tų priešiškų buvo pavienės, bet kai kurios taip tikrai buvo labai priešiškos. Ir man pradžioje buvo keista ir nesuvokiama, kaip galima taip neadekvačiai reaguoti. Paskui paaiškėjo, pradėjo kaltinti, kad aš kažkieno interesus atstovauju, aš
man užtruko išsiaiškinti, kieno aš ten interesus atstovauju, kas yra tas jų konkurentas, iš kažkokių raštų tik sužinojau. Paskui, aišku, jie ten atėjo patys vieną kartą paaiškinti, vieną kartą, o tas Sikoras ten buvo daugybę kartų brukos ir darė spaudimus ir ministerijai, ir mums. Tai per tuos metus aš supratau, kas tai yra. O dabar jau iki galo, aišku. Dabar jau, aišku, iki galo. Ir tu paminėjai vieną pavardę, kokia to žmogaus rolė čia buvo, kuris dabar kandidatuoja į prezidentus. Ministro patarėjas buvo. Tai buvo vienas iš tų, kurie tave spaudė. Ministro patarėjas, kuris turėjo, jisai bandė daryti tokią įtaką. Ir aš ką noriu atkreipti dėmesį, jisai dabar aiškina, kad uždavinėjo klausimus. Reiškia, tarsi tas, kuris kaip ir aukščiau stovintis pareigūnas, jisai tau uždavinėja klausimus su aiškiu nusistatymu, ko jisai iš tavęs nori. Rimai, atsiprašau, juk čia lygiai tokia pati situacija, apie ką dabar kalba atsistatydinęs krašto apsaugos ministras. Jisai irgi sako, kad jam tik uždavinėjo klausimus, ar ne? Va. Tai ar čia neanalogiška situacija? Tai uždavinėjimas klausimų, tai vėl. Kai kurie klausimai yra viskas tvarkoj, kaip ir turi teisę pasiklausti. Bet tam tikrą analogiją matau, nes yra pareigybės aprašymas, ką tu privalai daryti. Ką privalo daryti sveikatos apsaugos ministerija yra farmacijos įstatyme. Jokia funkcija susijusi su vaistų registracija jai nepriskirta. Kitaip sakant, tai, ką jie daro, jie kišasi. Jie kišasi ir trukdo dirbti. Ir kodėl tai daro? Jeigu atsakingas pareigūnas priima sprendimus, tai gali ten diskutuoti korumpuotas, nekorumpuotas, bet tai jam priklauso, jis tą turi daryti. Jeigu kišasi tas, kas už tai neatsako, ar tai būtų Vaitkus, ar tai būtų Matulas, ar tai būtų Mikutienė, ar tai būtų Brazauskas. Kyla visokių minčių. Tai būtent. O tai ko tu lendi, kur ne tavo reikalas? Ir didžioji šitų žmonių dalis, kur išvardau šitame klausime, jie iš viso nieko nesupranta. Vienintelis Vaitkus supranta. Niekada nesakiau, kad jis nespecialistas. Jis yra aukštos klasės specialistas, ne apie tai kalba. Ir kai jisai ateina į vaistų registracijos tarybos posėdį, vienintelis atvejis, kai ministro patarėjas ateina į vaistų registracijos tarybos posėdį. Padėkim daug taškių šitoj vietoj. Nuklausykit. Rimai, noriu dabar jau prieš pat visai galą tavęs paklausti dar vieno dalyko. Pikti liežuviai plaka, kad Pasaulinė sveikatos organizacija gegužės mėnesį, tai yra po mėnesio, ruošiasi priimti kažkokią tai teisinių dokumentų paketą, kuris vėlgi, jeigu kiltų pandemija, perimtų visą vadovavimą visom pandemijų valdymui visose šalyse, kurios pasirašo tą dokumentą. Kas Sveikatos teisės institutas mano apie tai? Tai tiesa, ar tai yra eilinė sąmokslo teorija? Tai yra tiesa, tai ne pikti liežuviai, tai yra grina tiesa, tik tai tiek, kad tie dokumentai, vienas iš jų yra po paslapties šydų, vadinamos tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, kitas yra PSO pandemijos konvencija, tą galime susipažinti. Tiesa, jie vėluoja pateikti ir neturėtų pagal nustatytas procedūras jie priimti, nes tų 4 mėnesių, kurie turi būti skirti susipažinimui, jų tiesiog nėra. O skubos tvarka? Tai būtent išlieka visada tokie klausimai ir kas toje konvencijoje labiausiai gąsdina, tai matyt, kad žodžio laisvės suvaržymai. Nes galvoju, kodėl tas jų planas, jeigu galvojam apie sąmokslo teorijas, galiausiai sužlugo, kodėl pasibaigė COVID-as, todėl kad atsirado per daug informacijos kanalų. Nesuvaldė jie, informacinio lauko nesuvaldė. Žmonės sužinojo tiesą, nemaža dalis suprato, kas tai yra, ir
prisidengdami geriausiais ketinimais, jie planuoja, kaip tą žodžio laisvę suvaržyti. Kitas dalykas, ką jie planuoja, tai jie planuoja centralizuoti, priskirti PSO valdymui vakcinų ir kitų vaistų susijusių su tuo, gamybos ir paskirstymą. Taip, ir valdymo kontrolę. Toks išeina tarsi uabas kažkoks. Tai PSO ir yra uabas. Tai čia nereikia slėpti, kad didelį jo dalį valdo Billas Gatesas, gerai žinomas bemokslis, ir kitą didelę dalį valdo jo turimas vakcinų alijansas Gavi. Tai va, tai čia yra didžiulė bėda. Ir neįsivaizduoju, kaip tam pasipriešinti, nes Sveikatos teisės institutas, ką mes galim padaryti, mes galim viešinti, parašėm raštus užsienio reikalų ministerijai, Sveikatos reikalų ministerijai, jiems ten viskas tinka, jie palinksės ausytėmis ir Ar aš klystu, bet man atrodo, kad parašą ten turėtų dėti mūsų sveikatos ministras. Priimant PSO aš negaliu pasakyti, bet vėl, PSO gali ką nori priiminėti. Jeigu priima konvenciją, tai tam, kad Lietuvoje galiotų, reikia ratifikuoti. Ką tai reiškia? Prezidentas pateikia, o Seimas pritarė arba ne. Tai mes būtinai Sveikatos teisės institutas padarys šitą klausimą, užduos visiems pretendentams, kandidatams, kaip jie elgtųsi šiuo klausimu. Beje, turime kitą konvenciją, gana garsią pažįstamą Stambulo konvenciją. Tai jinai pateikta Seimui ratifikuoti. Įdomiausia yra tai, kad pats Stambulas, pati Turkija išstojo iš šitos konvencijos ir visai nesenai jos atsisakė Čekija. Nors mes visada girdim, kad Lietuva yra tarp mažumos šalių, kuri jos neratifikuoja, bet čia jau tebūnė kito pokalbio tema. Taip. Tai Rimai, aš manau, kad mes jau turim precedentą, kad viešinimas sudaro didelės kliūtis tokių nesąmonių priėmimui, ar ne? Be abejo, mes privalom tą daryti. Tai jūs duokit medžiagą, o mes viešinsim. Mes ją duosim visiems, kas tik sutinka viešinti. O mes jau savo kanalais ją paviešinsim. Laikas, tai kiek įmanoma būtinai ir aišku, ribotas laikas, ribotas galiojimo laikas yra šitos vyriausybės, gal jie nesuspės, gal ir PSO nepriims. Tie, kas gilinasi, tie supranta, kad valstybės praranda dalį valstybingumo tam tikros situacijos atveju. Nemažai turime būti dėkingi Afrikos valstybėms, kurios gerokai pristabdė tą priėmimą šitų dokumentų. Tai jos turi karčią patirtį su PSO, bet čia vėlgi atskira tema. Rimai, mes su tavim priėjom bendros nuomonės, kad visų šitų pandeminių dalykų viešinimas sustabdė pačią pandemiją, galima taip sakyti. Bet kur yra ta riba, kiek galima viešinti šitos dalykus, todėl kad, tarkim, statistika yra vienas dalykas, bet kiekvieno žmogaus asmeninė tragedija jam yra pats svarbiausias dalykas. Ir jeigu, tarkim, kažkas ar tai mirė nuo kažkokių krešulių, ar nuo dar kažko, ir yra įtarimas, kad tai susiję su pandemija, nesusiję, ar su laiku nesuteikta pagalba. Kaip užbrėžti etinę ribą šitam viešinimui ir kaip jos neperžengti? Tai asmeninių duomenų tai niekada neviešiname. Jeigu viešiname kažkokius skaičius, tai jie visada būna nuasmeninti. Ir sakyčiau, kad Sveikatos teisės institutas visada elgėsi labai etiškai. Mes visada kruopščiai pasvėrę sakėme ir atsargiai sakėme, galbūt net per mažai. Manau, kad tie žmonės, kurie turi bendrą supratimą, jie suprato, ką mes norėjome pasakyti, net jeigu kartais nepasakydavome iki galo. Čia apie tai, Gintarai, kaip pats sakei kažkokiu momentu, kad pats be išsilavinimo medicininio supratai, kas vyksta. Tai tiesiog yra žmonės, kurie be išsilavinimo supranta, o yra, kuriems išsilavinimas nepadės ir čia nieko nepadarysi. Bet yra kita medalio pusė. Jeigu, tarkim, apie tai pastoviai kalbama,
tai žmonės tiesiog nebepriima tos informacijos. Be abejo. Ir tai yra viena iš technologijų, kurios yra naudojamos kaip juodoji technologija. Tu prisimeni, kaip kiekvieną dieną būdavo rašoma, kiek per praėjusią parą mirė nuo to pačio COVID žmonių. Ir po, nežinau, kelių mėnesių žmonės pradėjo nebereaguoti tos skaičius. Ar neatsitiks atvirkščiai, jeigu visą laiką bus sakoma, kad šita vakcina, kaip mes ją vadinam, jinai yra bloga, jinai neatlieka tiesioginės savo funkcijos, kad tai yra ne tam skirtas dalykas, ką mums apie tai sako. Ar tai nesuvaidins tokio pačio vaidmens? Žmonės numos ranką ir sakys, ai, čia visi jie šneka tą patį, o mes tikime mokslu. Ne, kodėl jinai buvo tam skirta. Paskirtis yra, kad išvengtumėm COVID, bet manau, kad dabar tas nėra aktualu, nes pažiūrėjau statistiką, šį sezoną nuo COVID pasiskiepė 55 000 Lietuvos žmonių, iš jų vienženklis skaičius vaikų iki 5 metų, reiškia, yra mokslų tikinčių tėvų. O nuo gripo daugiau kaip 200 000, tai manau, kad žmonės galiausiai susiorientavo, kas yra kas. Tai tu nemanai, kad tai gali būti perteklius informacijos suveikti atvirkščiai? Sutinku ir manau, man pačiam buvo pakankamai daug nerimo, kai čia apie tą pačią Ukrainą trimitavo, nes kai sako LRT, tai viskas aišku, kad tenai rimtai žiūrėti negalima, bet paskui galvoju, pala. Bet didžioji bėda, kad buvo, kad ir kai kurie gerbiami žmonės tą sakė, bet tai vis tiek ta masė informacijos iš tų visuotinai, tų vadinamų, kaip jie ten, oficialiųjų pagrindinių žiniasklaidos priemonių, tai jie kaip gąsdino tada, taip gąsdina dabar, matyt, kad čia yra susiję dalykai. Visus laikyti baimė yra pakankamai patogu. Nes suprantama, kad nėra taip, kad tas COVIDas nepavojingas, nėra taip, kad čia visai saugus su ta Rusija šalia, bet kiek adekvatus tas gąsdimas, tai klausimas yra jau kitas. Rimai, visai pabaigai noriu tau užduoti vieną klausimą. Tu nesu dviračiu šiandien čia atvažiavai iš Kauno? Ne, aš jį palikau prie stoties. Bet šiaip tau nebūtų nieko čia atvažiuoti. Nieko sudėtingo su dviračiu iš Kauno yra ką veikti atvažiuoti. Manau, kad dabar neatvažiuočiau. Reikia pasportuoti, ne pavasarį. Bet šiaip tu esi tokių ekstremalių sportų mėgėjas. O kažkiek ekstremalaus atsisėdi ir mini? Taip, bet žinai, vienas mina 5 kilometrus, kitas 500. Tai tu prie tų antrųjų esi. Aš 500 neminu. O teisybė, kad tu užsiminėjai triatlonu? Dabar kukliau ten. Pasitenkinu kokie ten pusę olimpinio. Tai kiek tai yra žmonių kalba? Kiek reikia nuplaukti, nubėgti ir nuvažiuoti dviračiu? Tikrai bet kuriam pajudančiam šiek tiek žmogui tai yra įkandama 750 metrų plaukimo, 20 dviračių ir 5 bėgimo. Truputį pajudėjo. Kai aš buvau visai entuziastas to triatlono, tai tada aš kelis kartus Ironman startavau 70 mylių, tai ten beveik 2 kilometrai plaukti, 90 dviračių ir pusę maratono 21 kilometras bėgti. Čia jau rimtesnė distancija. Nemesi sporto? Ne. Ačiū tau, Rimai, kad buvai. Ačiū už įdomų pasakojimą. Ačiū, kad sugebėjai nusileisti iki mano 7 klasės lygio. Ir tikrai įdomių dalykų išgirdom iš tavęs.